Labas vakaras, žiūrite Dzūkijos televizijos žinias, pirmadienio naujienos iškart po anonso. Šį vakarą žiniose matysite, įsibėgėjus šildymo sezonui dėl netinkamo kuro deginimo stipriai padidėja oro užterštumas. Šildymo būdai yra įvairūs labai. Yra ekologiškesni, yra kenksmingesni. Dzūkijos pagrindinėje mokykloje moksleiviai mokysi žaisti šachmatais. Bevažiuojant iš konferencijos su mokytojų komanda mes diskutavom ir mokytoja Sonata Vasilienė sako, tai aš moku, aš galiu dėstyti. Patenkintas Roberto Šarknicko prašymas išbraukti jį iš partijos narių sąrašo. Alytaus rajono šeimas pasieks knygą Laukiame naujagimio. Šioje knygoje rašoma visas procesas, tai yra nuo pat naujagimio laukimo. Alytaus Dzūkija penktadienį įvykė Pasvalio pieno žvaigždės, o sekmadienį iškovojo įspūdingą pergalę prieš Klaipėdos Neptūno ekipą. Šildymo sezono pradžia nerimą kelia ne vien tik dėl didelių šildymo kainų, bet ir dėl padidėjusio oro užterštumo. Mat dažnas gyventojas, kūrendamas krosnį, nesilaiko saugos taisyklių ir nesirūpina tinkamu kuru. Plačiau apie tai žiūrėkite parengtame reportaže. Nors tikrosios žiemos sulaukėme visai nesenai, jau spėjome pajusti, ką reiškia didelis oro užterštumas. Aplinkosaugininkai kaip ir kasmet organizuoja įvairius reidus, kurių metu tikrinama, kaip eksploatuojama katilinės ir įvairaus kuro katilai, koks kuras deginamas. Šildymo būdai yra įvairūs labai. Yra ekologiškesni, yra kenksmingesni. Iš ekologiškų būdų yra patys ekologiškiausi. Tai sakykime, elektros šildymas, geoterminis šildymas įvairių yra dabar. Dujinis šildymas. Šildymas mediena. Šildymas kuru. Šildymas kuru irgi yra įvairūs kuras, gali būti kietas, gali būti skystas, kaip sakiau. Ten, kur yra kvapai nebūdingi malkoms. Kiti turi kvapą ir deginant anglį, kas pas mus jau ženkliai mažiau deginama, kvapą taipogi turi. Bet jeigu tai yra, ir paprastai žmonės žino, bet jeigu yra kvapas neįprasta kitoks, tai žinokim, jau ten kūrena ne kuru, bet atliekom. Atšalus orams ir suintensyvėjus šildymo, oro taršos padidėjimas ypač juntamas, kai pučia silpnas vėjas. Taršą didina kūrenamas nekokybiškas kuras arba įvairios atliekos. Ypač pavojinga ir draudžiama deginti plastikinę tarą, gumą, atidirbtą automobilinę alyvą, impregnuotą ar dažytą medieną, senus baldus, rūbus, batus, cheminėmis medžiagomis ar naftos produktais užterštus audinius ir pakuotės. Kas iš to kuro tokio, iš tų kenksmingų medžiagų, iš tokio ne kuro, bet atliekų deginant, kas atsiranda? Tai visų pirma, kancerogeninės medžiagos. Ta, kur mes užuodžiam specifinį kvapą, ta, kur kartais dusina, kur kosulį kelia, šilumą jis duoda, bet tos medžiagos plius. Medžiagos vėl patenka katiliniai, tos iš pečiaus pakuriant, atidarius dureles, į vidų papuola, kur žmonės jaučia kvapą, bet negalvoja, kad yra blogai, galvoja, čia įsiskaidys viskas, taip kaip dažniausiai būna. O kitas dalykas eina per kaminą, didžiausia išmetimai eina per kaminą. O per kaminą atrodo rūksta, taip nurūksta, bet kancerogenai niekur nedingsta. Jie išnešami toliau kaimynams, dar toliau. Ir dar vienas svarbų dalyką noriu pasakyti, kad kancerogenai priklausomi nuo oro sąlygų, ypatingai jeigu yra drėgnas oras, juos greitai nusodina ir paprastai kancerogeninės medžiagos, kurios sukelia vėžį, gali sukelti vėžį, kvėpavimo, kitus, jos nukrenta netgi tame darže. Siekiant spręsti padidėjusios oro taršos problemą, vykdoma akcija Kaminukas. Šios akcijos metu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai kartu su seniūnijų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus vykdo reidus. Pramoniniuose ir gyvenamosiuose rajonuose tikrinami padidintą taršą skleidžiantys šaltiniai ir imamasi visų priemonių pažeidimams išaiškinti. Mes jau pradėjom šią savaitę važinėti, taip daugiau jau kreipdami tą dėmesį kaip kaminėlis, kadangi čia ir paskui ir suvesim rezultatus, visą kitą, dar kol kas nenustatė. Per dieną, sakykime, jeigu tai Alytaus miestas, mes aplankom tokių dominančių mus objektų maždaug po 20, kas reiškia domina. Tai ten, kur mes matom, kad rūksta dūmai, nebūdingi normaliam deginimui, krosnės kūrenimui dūmai. Šiandien pramonės rajone mažiau yra, pramonės rajone taipogi. Pernai nustatėm, ten visokie servizai kūrena, nustatėm, sakykime, pernai atidirbtais tepalais, kas neleidžiama, draudžiama. Kita įmonė vėl tenai baldus gaminanti šitom atliekom kūreno, kas yra negalima.
Siekdami užkirsti kelią pažeidimams, aplinkosaugininkai primena, kad aplinkos oro apsaugos įstatymas draudžia krosnyse deginti atliekas. Už atliekų deginimą nesilaikant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų, administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta bauda. Baudos skalė labai didelė, nuo įspėjimo iki 500 eurų. Kaip tai mes darytume? Jūs patys suprantat, kad mes tai priklauso nuo kiekio, kaip reaguoja. Yra sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės. Jeigu žmogus gailis, kaip sakant, kartais gali ir nežinot, gal yra ir tokių, aš nemanau, kad tokių yra dabar, kurie nežinotų, visur laikraščiai pilni ir panašiai. Tai vėl atsižvelgiam į tai. Atsižvelgiam, jeigu pašalinė, jeigu pažada daugiau nekūrent, ten sutvarkyti visą kitą. Be abejo, tai laukia mažesnis baudos arba įspėjimai. Bet jeigu piktybiškai arba nesupranta, tai tokiu būdu duosim ir suprasti. Akcijos Kaminukas reidai bus organizuojami iki šildymo sezono pabaigos. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje bus mokoma žaisti šachmatais. Mokyklos vadovė nuo kitų metų nutarė steigti gabių vaikų klasę. Taip pat į ugdymo procesą šalia kitų užsiėmimų, tokių kaip dailė, matematika ar pasaulio pažinimas, atsiras ir šachmatai. Šachmatų lentas padovanojo alytiškis Seimo narys, šachmatai žaidžiantis jau daugiau kaip 50 metų, Julius Sabatauskas. Šiandien Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos moksleiviams įstaigos direktorė Vilija Sušinskienė pranešė, kad nuo kitų metų bus teigiama gabių vaikų klasė. Be to, šalia įprastų užsiėmimų, tokių kaip dailė, matematika, istorija, atsiras ir šachmatai. Ši idėja mokyklos vadovė gimė dalyvaujant STEAM strategijos konferencijoje. Bevažiuojant iš konferencijos su mokytojų komanda mes diskutavom ir mokytoja Sonata Vasilienė sako, tai aš moku, aš galiu dėstyti ir mokyti. Ir mes bevažiuojant kelionės metu sukūrėm tiesiog mokyklos vos ne STEAM strategijos vystymo planą, kaip mokysim pagilintai matematikos ir informatikos ir šachmatų, nes turime labai stiprius šių dalykų mokytojus, informacinių technologijų ir matematikos ir pasinaudodami savo stiprybėmis, manom, kad galėtume padėti vaikams atskleisti tuos savo gebėjimus. Nuo 5 klasės formuojam gabių vaikų klasę, tiesiog, kur irgi didelis dėmesys bus matematikai, informatikai, taip pat užsienio kalboms. Ir kadangi iš mūsų mokyklos daugelis vaikų eina į Ramanausko Vanago gimnaziją, kur ten irgi vyksta gabių vaikų ugdymas, tai pagalvojam tiesiog čia užsimesgusi pradžia, kai vaikų pastebimi vaikų gebėjimai, tiesiog skatinama juos daugiau eiti į priekį žengti, tai tiesiog prisidėtų prie šios klasės irgi gyvavimo. 10 šachmatų komplektų ir demonstracinę mokomąją šachmatų lentą, specialią knygą mokyklai padovanojo alytiškis Seimo narys Julius Sabatauskas. Anot jo, Seime vyksta diskusija dėl visuotinio šachmatų dėstymo mokyklose, o tai būtų svarbus žingsnis siekiant įvairiapusio moksleivių išsilavinimo. Šachmatai ugdo kritinį ir analitinį mąstymą, gebėjimą spręsti su logika susijusius uždavinius. Nudžiugino Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, pasakydama, kad kad jie labai nori, kad jų mokyklai pradėti mokyti vaikų žaisti šachmatais. Kad yra mokytoja, kuri dega tokį entuziazmą, labai sveikinu. Ir mokyklą, ir direktorę, ir mokytoją. Bet sakom, mes ieškom pagalbos. Pagalvojau, aišku, tuom kart ten buvo kažkoks renginys ir paklausiau, kiek komplektų jums reikėtų. Aš paklausiau 10. Direktorė buvo kukliai, pasakė, gerai bus 10, bet dabar matau, kad reikėtų tikrai daugiau negu 10. Užsakiau šachmatus, kurie yra Stautono design, vadinami Stauton šachmatai, tai yra tokie naudojami tarptautinėse šachmatų varžybose, juos aprobavus Tarptautinė šachmatų federacija FIDE. Ir, žinoma, demonstracinė lenta, nes klasėje būtent rodyti, aišku, pradžioje galbūt rodys ne visus, po vieną, kiekviena figūra kaip vaikšto ir panašiai, bet tai iš tikrųjų geras dalykas. Pats šachmatais nuo 6 metų žaidžiantis Seimo narys pažymi, kad vaikai nebūtinai turi tapti profesionaliais šachmatininkais, bet žaidimas šachmatais mokykloje padėtų jiems intelektualiai vystytis. Dzūkijos pagrindinėje mokykloje Julius Sabatauskas suaugusiųjų šachmatų turnyrą organizuoja 8 metus iš eilės. Aišku, Lietuvoje dabar vyksta daug įvairiausių turnyrų mėgėjams, nebūtinai profesionalams, bet mėgėjams tokie kaip aš. Aš esu tik mėgėjas.
Taip, turėjau tam tikrą kvalifikaciją ankstesniais laikais, bet dabar tik nežaidžiu tų klasikinių šachmatų, kur yra po 2 valandas mąstymui kiekvieną, bet šachmatais irgi galima žaisti greitai, kaip krepšinį. Ten galima padaryti per sekundę porą ėjimų netgi. Ir tai yra įvairios rūšys ir tas vadinama žaibo šachmatai, tai yra po 5 minutės arba 3 minutės plus 2, greitieji šachmatai iki 15 minučių. Taip, toliau klasikinis tas reglamentas. Taigi, Alytuje yra sporto rekreacijos centre užsiiminėja vaikai šachmatais, yra treneris Rimantas Žebelis. Lietuvoje taip pat tokių yra nemažai ir norisi, kad jų būtų žymiai daugiau. Galbūt ne visi jie taps geri šachmatininkai, bet tai jiems padės gyvenime. Vos padovanojus šachmatus, Dzūkijos pagrindinės mokyklos moksleiviai juos netrukus apspito ir susidomėję apžiūrėjo. Vieni jų teigė mokantys žaisti, kiti dar rankose neturėję, tačiau labai norintys išmokti. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Šeštadienį susirinkusi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Alytaus miesto skyriaus taryba patenkino Roberto Šarknicko prašymą išbraukti jį iš partijos narių sąrašo. Praėjusią savaitę Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, nuo 2006 metų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Alytaus skyriaus narys, viešai pareiškė ketinantis trauktis iš partijos. Pasitraukimo priežastis, jo teigimu, kai kurių asmenų intrigos ir nepagarba. Šarknickas viešai pareiškė negalintis daugiau taip dirbti, nes intrigos, išdavystės, nepasitikėjimas tai ne jo kelias. Nors praėjusios savaitės penktadienį buvo pasigirdusios kalbos, kad konservatorių Alytaus skyriaus pirmininkas Dobilas Kurtinaitis pradėjo kalbėti su Šarknicku, tačiau partijos taryba šeštadienį nutarė tenkinti prašymą, trauktis ir šią temą nediskutuoti. Robertas Šarknickas jau anksčiau viešai yra kalbėjęs, kad prisijungti jį kalbina ne viena tarybos frakcija. Jis yra užsiminęs ir apie ketinimus kurti savo nepartinį komitetą Mūsų Alytus. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Praėjusių metų pabaigoje išleista nauja Pipliotyro serijos knyga Laukiame naujagimio. Nemokamai pasieks net 600 socialiai jautrių Lietuvos šeimų. Knygos apie 9 laukimo mėnesius sulauks ir kūdikio besilaukiančios Alytaus rajono šeimos. Alytaus rajono šeimas pasieks knyga Laukiame naujagimio. Patarimų knygą kūdikio besilaukiančioms socialiai jautrioms šeimoms dovanos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centras. Tai yra projektas, kurį pradėjo nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi šeimos gerovę. Ir iš tikrųjų laimėtas projektas buvo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansavo būtent šitos knygutės išleidimą. Ir mes turime naują gražų leidinį, kuris skirtas probleminėms šeimoms, tai yra jautriausiams šeimoms, kuriams trūksta tų paprasčiausių žinių ir įgūdžių, naujagimio atsiradimo klausimų. Knygoje su garsiausiais Lietuvos gydytojais ir specialistais išsamei ir šiltai pasakojama apie nuostabiausią bei prasmingiausią metą – naujos gyvybės laukimą, naujagimio priežiūrą, šeimos kūrimos ir darnių santykių pradžią. Knygoje aprašomi įvairių sričių specialistų, ginekologų, neonatologų, genetikos specialistų, psichiatrų, vaikų ligų gydytojų patarimai. Šioje knygoje rašoma visas procesas, tai yra nuo pat naujagimio laukimo, kadangi tai yra pats nuostabiausias ir prasmingiausias laikas, kuomet šeima laukia naujo šeimos nario. Ir visas tas atėjimas nuo prasidėjimo iki vaiko priežiūros, netgi iki šeimos klausimų, kaip sprendžiami didžiausi klausimai, kas rūpi kiekvienai šeimai. Tikriausiai padės tuo, kad jie gaus rūpimus klausimus, kadangi ne visi tikrai turi prieigas prie interneto, ne visi išdrįsta konsultuoti su specialistais, kadangi šitą knygą rašė konsultuojantis su visais Lietuvos gydytojais, su neonatologais, su genetikais, su ginekologais. Todėl jinai yra tikrai visapusiškai naudinga ir tikrai daugybė žinių, kurios yra paremtos moksliniais tyrimais. Nauja knyga apie 9 laukimo mėnesius pasieks 80 Alytaus rajono kūdikio besilaukiančių šeimų. Turime gavę 80 vienetų ir mes šitas knygas būtent ruošiamės išdalinti, konsultuojantis su Alytaus rajono PSPC, tai yra pirminės sveikatos priežiūros centru, ir būtent ginekologai, kurie yra tiesiogiai susiję su tom šeimomis, kurios laukiasi naujagimio.
parinks, padės mums pakonsultuos, kam jas išdalinti tam, kad būtų pasiektas tas didžiausias rezultatas ir tos šeimos, kurioms tikrai reikalinga, gautų šitas knygas. Knygą laukiame naujagimio spausdinta ant specialaus popieriaus, todėl joje galima piešti, pasitikrinti savo jausmus ir žinias atliekant testus tėvams. Knygoje būsimieji tėvai taip pat galės pasižymėti asmeninę informaciją apie savo vaiką, vaisiaus judesius, 1 metų ūgio, svorio pokyčius diagramose. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Kaip įprastai, praėjusio savaitgalio kriminalinius įvykius apžvelgs kolega Aivaras Juškevičius. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pareiškimą, kad apie 22 valandą Alytaus rajone Butrimonių seniūnijoje namuose 21 metų mergina smurtavo prieš 43 metų motiną ir 27 metų sugyventinį, įtariamoji uždaryta į areštinę. Varėnos rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas 55 kilometre patikrinimui sustabdytas automobilis Mazda, kurį vairavo 25 metų vaikinas. Patikrinus blaivumą alkotesteriu vairuotojas paleistas. Vėliau vietoje, kurioje buvo sustabdytas automobilis, rastas polietileninis maišelis su neaiškios kilmės milteliais, galimai narkotinė medžiaga, automobilis ir vairuotojas ieškomi. Lazdijų rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad apie 13 valandą Lazdijų rajone Kapčiamiesčio seniūnijoje 75 metų vyrui priklausančioje sodyboje rasta daiktų visuma panaši į aparatą naminiai degtiniai gaminti, apie 5 litrus skysčio skleidžiančio naminės degtinės kvapą ir 60 litrų raugo. Dėl visų šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Savaitgalio metu Alytaus apskrities policijos komisariato kelių policijos skyrius išsiaiškino 58 kelių eismo taisyklių pažeidimus. 16 iš jų buvo kelio ženklų ženklinimo pažeidimai, 14 greičio viršijimo pažeidimai. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Dar viena pergalė Alytaus arenoje penktadienio vakarą buvo pasiekta prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Rezultatu 78-70 laimėjo Dzūkija. Penktadienio vakarą Alytaus arenoje vyko Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Alytaus Dzūkija puikiai pradėjo 2016 metus bei įveikė Pasvalio pieno žvaigždžių ekipą. Šios komandos yra turnyrinės lentelės kaimynės. Tai puikiai atspindi visas rungtynės vyravusi lygi kova tarp abiejų komandų. Didžiąją rungtynių dalį pirmavo alytiškiai, tačiau pasvaliečiai per daug neatsiliko. Alytiškiai pradėjo sportuoti po 2 pasvaliečių techninių pražangų. Iš pradžių techninė pražanga buvo nubaustas Pasvalio komandos atsarginių žaidėjų suolelis dėl pernelyg didelių emocijų po teisėjų priimto sprendimo. Vėliau Adamas Lapeta blokavo link krepšio besiveržiančio Dovydo Rediko metimą, kuris bandydamas išprašyti pražangą taip pat buvo nubaustas techninė pražanga. Pasak pasvaliečių trenerio Manto Šerniaus, šios 2 techninės pražangos yra nepateisinamos ir jos prisidėjo prie komandos pralaimėjimo, kuris buvo skaudus pasvaliečiams, nes su šiuo pralaimėjimu jie kartu neteko teisės dalyvauti Karaliaus Mindaugo turnyre. Tuo tarpu Alytaus Dzūkijos treneris Andrėjus Urlepas džiaugiasi dabartiniu komandos žaidimu gynyboje. Mes vis dar darome šiek tiek klaidų, kurios varžovams leidžia pelnyti lengvus taškus, bet mes gynėmės išties gerai, ypač antroje žaidimo dalyje, kartu ir pagerindami kovą dėl atšoktusių kamuolių. Taip pat treneris pasidžiaugė Simono Serapino žaidimu. Žinoma, jis yra labai svarbus mūsų žaidėjas. Situacija būtų visai kita, jei būtume jį turėję nuo sezono pradžios. Na, bet yra kaip yra. Aš tiesiog norėčiau pasakyti vieną dalyką. Taip kaip Simonas dirba ir stengiasi, tai yra neįtikėtina. Rezultatyviausias alytiškių gretose buvo 15 taškų surinkęs Osvaldas Mačernis, 13 taškų prie pergalės pridėjo Simonas Serapinas. Pieno žvaigždžių ekipoje išsiskyrė 17 taškų surinkęs Andrėjus Agafanovas. Pasvaliečiai turės puikią progą atsirevanšuoti, na, o Dzūkija savo ruožtu galės įrodyti, kad ši pergalė nėra atsitiktinumas, nes jau kitos rungtynės Alytaus arenoje vyks sausio 23 dieną, 19 val., kuriuose susitiks būtent šios 2 ekipos – Pasvalio pieno žvaigždės ir Alytaus Dzūkija. Bilietus galite įsigyti visose Ticketmarket kasose ir internetu ticketmarket.lt. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Sekmadienio vakarą Alytaus Dzūkija iškovojo vieną dramatiškiausių pergalių komandos istorijoje. Alytiškiai rezultatu 58-55 parklupdė Klaipėdos Neptūną.
Per paskutinės 4 rungtynių minutės nė taško iš žaidimo nepelniusi Alytaus Dzūkija išbarstė dviženklę persvarą ir pasiekė dramatišką pergalę, kurios herojumi tapo Giedrius Gustas. Gynėjas lemiamu metu realizavo baudų metimus, o Dzūkija namuose 58-55 parklupdė Klaipėdos Neptūno krepšininkus. Dzūkija įsiveržė į priekį pirmojo kėlinio antroje pusėje, kuomet laimėjo atkarpą 9-2 ir įgijo 8 taškų persvarą. Visgi alytiškiai duobę krito antrajame ketvirtyje, per kurį sugebėjo pelnyti vos 6 taškus, o tų pasinaudoję svečiai persvarė rezultatą savo naudai. Po ilgosios pertraukos Neptūnas minimaliai dar pirmavo, tačiau tada Arvydas Eitutavičius pelnė 11 taškų iš eilės. Dzūkija sportavo net 16-2 ir susikrovė rekordinį pranašumą 48-36. Likus žaisti kiek mažiau nei 4 minutės, aikštės šeimininkai dar pirmavo 54-44. Per likusią ketvirčio dalį dzūkai suklydo net 7 kartus ir prarado iniciatyvą. Klaipėdiečiai suringė sausą spurtą 13-0. Taiklaus baudos metimo svečiai buvo priekyje 55-54. Kitoje aikštės pusėje pražanga sustabdytas Giedrius Gustas prie baudų metimo linijos neklydo, o Neptūnas savo atsakymui dar turėjo apie 4 sekundės. Po minutės pertraukėlės Danielio Ewingo dvitaškis tikslo nepasiekė, bei Alytuje triumfavo šeimininkai. Dzūkijos vyriausiasis treneris pripažino, kad dabar komandai bet kuri pergalė labai svarbi. Kol kas esame blogoje pozicijoje. Kiekviena pergalė mums reiškia labai daug. Žinoma, mes nenorime būti paskutiniais, nors kol kas esame tokie. Tačiau šiuos metus pradėjome daug geriau nei žaidėme pernai. Todėl ši pergalė mums labai svarbi. Rezultatyviausias dzūkų gretose buvo 13 taškų pelnęs Jeffrey Robinsonas. Taip pat 13 taškų prie pergalės pridėjo Arvydas Eitutavičius, tačiau 11 iš jų pelnė labai svarbiu momentu. Neptūno gretose išsiskyrė Danielis Ewingas, kurio sąskaitoje 11 taškų. Kitos Alytaus Dzūkijos rungtynės Alytaus arenoje vyks sausio 23 dieną. Alytiškiai susitiks su Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa. Bilietus platina Ticketmarket LT. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Išsamiai apie sportą iškart po žinių laidoje Tai sportas, netrukus orai, viso geriausio. Mėly aštuntokų tėvai, manau, kad jau laikas šeimose pasitarti, kur toliau mokysis jūsų dukra ar sūnus. Žinoma, visos mokyklos geros. Tačiau 700 mokinių, tikiuosi, geriausia jų Jotvingių gimnazija. Apie gimnaziją ir priėmimą ją galite pasiskaityti gimnazijos interneto svetainėje. Kviečiu, prisijunkite prie šauniosios Jotvingių genties. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Į šalį vėl plūs šaltesnis ir drėgnesnis oras. Antradienį netoli Lietuvos links pietinio ciklono centras, kuris vėl atneš daug sniego. Rytą ir dieną rytinėje šalies pusėje vietomis snigs smarkiai, kils pūga. Naktį dar pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas. Dieną jis pasisuks iš šiaurės vakarų, o jo gūsiai vietomis sieks 15–18 metrų per sekundę greitį. Trečiadienį sniego intensyvumas sumažės, bet pasnigs daugelį rajonų, vietomis pustys. Artimiausią naktį Alytuje bus 1, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 3 laipsniai šalčio. Antradienio dieną Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje termometro stulpelis nukris iki 1, Vilniuje iki 2 laipsnių žemiau nulio.